Ar žinojai, kad veipų rūkymas gali sukelti plaučių ligas? Štai ką privalai žinoti. Veipų rūkymas netoks jau nekaltas, kaip tau atrodo. Kenksmingos medžiagos. Veipo garuose gali būti sunkiųjų metalų, formaldehido ir acetono. Beje, tai tos pačios medžiagos, kurios randamos pramoniniuose valikliuose. Ar tikrai tu nori tai kvėpuoti, tuo įkvėpti į savo plaučius? Antras dalykas - poveikis širdžiai ir plaučiams. Rūkant elektroninės cigaretės, smulkios dalelės patenka į plaučius ir gali sukelti ilgalaikius pažeidimus. Mokslininkai sieja veipo rūkymą naudojimą su padidėjusia širdies ligų rizika. O jeigu tai darai pasislėpęs nuo tėvų ir nesulaukęs pilnametystės, priklausomybė. Nikotinas viena labiausiai priklausomybę sukeliančių medžiagų. Apskritai pasaulyje visi alkaloidai tą daro. Veipas gali atrodyti saugus, bet iš tikrųjų jis skatina smegenų priklausomybę, ypač jaunystėje. Ilgalaikės pasekmes. Taip, daugelis veipo iš tikrųjų laiko tarsi nekenksmingo, ar ne? Tačiau realybė tokia, kad ilgalaikių pasekmių mes kol kas savo sveikatai dar tiksliai negalime žinoti, visų pasekmių. Tai yra rizika, kurią tu turi prisimti pats. Aš jau nekalbu apie sprogimus rūkant, skysčius ir visa kita, kas atsitinka. Taigi pasirink sveikesnį kelią. Nustok leisti tabako pramonė įtikinėti tave, kad tai mažiau ar labiau saugesnis pasirinkimo būdas rūkyti šitus dalykus. Tarsi tai būtų saugi alternatyva. Geriausias vis tik gyvenimas rinktis gyvenimą be priklausomybę. Jeigu jau turi priklausomybę, parašyk. Aš padėsiu, patarsiu, kaip to atsisakyti, kaip išsivalyti organizmą, kaip detoksikuoti organizmą, ką panaudoti, kad ta priklausomybė su laiku paliktų tavo organizmą. Parašyk man į Telegramą.